valdymą, įstatymo reikalavimus, mūsų įgyvendinimą, mūsų, jūsų sėkmės tam tikrus pavyzdžius ir taip toliau. Tai šiek tiek apie mus. Mes esam advisory, šitas renginys yra po iUnion mūsų vėliava, pavadinkim taip, kuri jungia socialiai atsakingo verslo bendruomenę, kur mes partnerius, klientus, darbuotojus, įvairius srities profesionalus kviečiam pasidalinti tam tikromis žiniomis. Tai jeigu kas nors mus norite pasiekti, galite tai padaryti per LinkedIn paskyrą arba per svetainę. Šiek tiek apie mane, jeigu kas dalyvauja pirmą kartą šitam vienam iš seminarų, tai mano patirtis kibernetinio saugumo srityje daugiau kaip 15 metų, kartu su įmonė, kaip tik šventėm, šiais metais buvo 15 metų jubiliejus ir būtent nuo įmonės pradžios ir užsiminėjom kibernetinio saugumo valdymą. Daugiau kaip 10 metų rizikos veiklos tęstinumo srityje, daugiau kaip 15 metų projektų valdymo srityje, su ISACA narys, standartizavimo departamento technikos komiteto pirmininkas buvau vieno iš grupės, dabar esu narys. Ir mano sritis yra pagrinde turbūt 3, tai yra informacijos kibernetinio saugumo valdymas, veiklos tęstinumas ir rizikų valdymas, į kurią aš savo žinias, patirtį ir visą kitą kreipiu dėmesį. Tai aš šiek tiek apie save prisistačiau, čia mano LinkedIn profilis, jeigu kažkas norite pasilinkedinti, galite nusiskanuoti QR kodą ir aš priimsiu visus, galėsim pasikomunikuoti, užduosite, jeigu turėsite vienus ar kitus klausimus. Ir šiek tiek, kad galėtume susipažinti su auditorija, tada aš paprašysiu galbūt, kad kiekvieną sureaguotumėt ir parašytumėt, ar jūs esate iš kibernetinio saugumo subjekto, jeigu taip, iš kokios organizacijos, ar tai yra esminis ar svarbus subjektas, o galbūt tiekimo grandinės dalyvis. Ir jeigu nurodytumėt savo pareigas, už ką esate atsakingas, ar tai kibernetinio saugumo vadovas, ar tai atitikties vadovas, ar rizikų vertinimo, ar bendrai įmonės vadovas, tai tas leistų man šiek tiek nukreipti dėmesį arba tam tikras suteikti žinias susijusias būtent su jūsų žymomis pareigomis arba su jūsų įmonė. Gerai, tai temos aktualumas motyvuoti veikti. Čia dar keletą tokių slaidžių, tai mes 25 metais gyvendinom sutartį, kurią pasirašom su Krašto apsaugos ministerija ir mes parengėm kibernetinio saugumo reikalavimo aprašo įgyvendinimo gaires, tai visos tvarkos, politikos, kurias prisijungia prie KSI sistemos matote, tai buvo būtent mūsų darbo kūrinys, kartu aišku dirbome su MKS ir KAMO komanda ir parengėm pirminį projektą, aišku, sakykime, kaip pirminis projektas jis visada yra tobulinimas, mes ir dabar jau turime patobulintas tam tikras tvarkas, bet aš manau, kad tai yra labai geras pagrindas suvokti, kaip turėtų atrodyti visos tvarkos ir jas pasinaudoti kaip template'ais, adaptuotis ir pasitvirtinti savo organizacijoje. Dar pažymėsiu, kad tos tvarkos buvo rengtos pagal 27.1 tūkstantį standartą, nes mes esame irgi tos srities specialistai ir būtent jos buvo adaptuotos pagal TIS2 direktyvą ir grinai Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo reikalavimus. Ir dar antrą tokią šiek tiek idėjos laidą, kad 25-6 metus mes esam kaip įmonė daugiau įdiegę, kaip daugiau kaip 10 organizacijų esame įdiegę informacijos saugumo valdymo sistemą pagal standartą 27.1 ir nuvedėm organizacijas pakankamai didelės į sertifikavimą. Tai tokie pavyzdžiai kaip Regitra, Vilniaus Vandenys, Baltic Petroleum yra mūsų klientai ir visai nesenai, čia vakar ar užvakar buvo oficialus Regitrų ISO sertifikato įteikimas, kur irgi dalyvavo mūsų kolegos. Ir daugiau kaip 30 organizacijų esame padėję pasirengti TIS2 direktyvos reikalavimams, užtikrinam kibernetinio saugumo vadovo funkcijos ir didžioji dalis mūsų klientų yra pasiekę 100% atitikti pagal kibernetinio saugumo reikalavimus, tai yra reikalavimus keliamus organizaciniam priemonėm. Ir dabar dar vienas sritis, kuri yra visiškai nauja, gal kas nesusidūrė, tai yra energetikos srityje, kadangi yra priimtas energetikos įstatymas, tai reikalauja atlikti kibernetinio saugumo auditą ir užpildyti atitikties deklaraciją. Tai šitoje srityje mes irgi jau ne vieną organizaciją esam nuvedę ir šiuo metu turime galbūt kokias netgi 10 sutarčių, kurias organizacijas vedam ir šituo keliu. Taigi, tam, kad pradėti kalbėti, kas bus po balandžio 17 dienos, aš šiek tiek dar keletą slaidžių padariau, kas vis dėlto turėjo būti ir ką mes turėjome padaryti iki tos balandžio 17 dienos.
nes paskui kai kuriuose slaidėse pamatysite, kad ta informacija yra aktuali ir kaip ten sako, būsimoms veikloms. Tai pagrindiniai tokie žingsniai, kas turėjo būti. Tai visų pirma, turėjom prisijungti prie kibernetinio saugumo informacinės sistemos. Kodėl tą slaidą įdėjau, metai praėjo, atrodytų visiškai neaktualu, bet vat ir kolegė Giedrė paminėjo, kad buvo Nacionalinio kibernetinio saugumo centro NKS pusryčiai, kur buvo konstatuota, kad net iki 20% organizacijų subjektų dar kol kas nėra prisijungę prie XI sistemos ir ar neįkėlė duomenų. Tarp jų yra ir daug esminių subjektų. Tai aš suprantu, kad kai kurios organizacijos yra dar pirmame arba iš vis nuliniame bendros lygyje. Antras dalykas, turėtų paskirti kibernetinio saugumo vadovą ir saugos įgaliotinį. Ir vėl nuo turbūt rašto gavimo momento jau turėjo tas žmogus atsirasti, nes jis yra tas žmogus, aplink kurį sukasi kibernetinio saugumo valdymas. Jie turėjo įrašyti XI sistemą, apie jį turbūt pranešti darbuotojams, kad yra toks atsakingas asmo. Trečias momentas, paskirti už kibernetinių incidentų valdymo atsakingus darbuotojus, taip vadinamą saugumo operacijų centrą. Ir aš visada laikiausi tos pozicijos, kas yra įdomu, kad mano pozicija sutapo ir su NKS nuomonė, kad stokas arba saugumo operacijų centras turėjo atsirasti per protingą terminą nuo rašto gavimo dienos. Tačiau turbūt reikia konstatuoti, kad jeigu 20% neprisijungia prie XIS, tai turbūt kokį 40 ar 60 darau prielaidą, kad neturi ir SOCO. Ir taip iš tiesų, pavyzdžiui, yra ir tarp mūsų klientų organizacijų, kurios tik tai dabar pradeda pasileidinėti SOCą. Tai SOCas turėjo būti privalomas ir kas dabar yra numatyta tik išimtis, kad įstatymė buvo numatyta, kad SOCas turi teikti automatizuotą informaciją į XI sistemą. Tai kaip NKS rašte, kurį turbūt gavote, jūs nurodė, kad tas terminas gali būti atidėtas 12 metų pagal atskirą kreipimąsi dėl automatizuotų duomenų perdavimų. Bet saugumo operacijų centras jau turėjo atsirasti, nes pagrindinė pareiga, kuri numatyta kibernetinio saugumo įstatyme, tai kad jūs turite pranešti apie kibernetinius įvykusius kibernetinius incidentus. Tai neturint SOCO, tą padaryti labai sudėtinga. Giedrė, gal gali sureaguoti ir pasakyti, kas parašė iš kokių organizacijų arba pagal... Tiek dar luktelkim, perklausk neužilgo. Tik dabar paleidau pulsą, o kol kas nepasisakė. Kol kas nepasisakė. Gerai. Tvarka. Ir čia turim dar begalės tų reikalavimų, kurie buvo arba yra dar vis aktualūs tiem, kurie galbūt nepasidarė. Tai jie suskirčiau tokias dvi grupės. Tai viena grupė tų reikalavimų, kurie duoda pliusus, bonusus XI sistemoje ir padidina organizacijos ateitį kibernetinio saugumo reikalavimam. Ir kiti, kurie yra papildomi, bet lygiai taip pat turi būti sukelti XI sistemą. Tai iš tų pagrindinių, ką mes turėjom padaryti, mes turėjom patvirtinti kibernetinio saugumo politiką įgyvendinančias tvarkas. Kaip sakiau, gairės esam parengę, jų yra viso 14, politika ir 13 tvarkų. Tada turėjom atlikti kasmetinį rizikos vertinimą, parengti ataskaitą, priemonių planą ir kelti informaciją XIS, atlikti kasmetinį atitikties vertinimą, parengti informaciją, parengti atitikties ataskaitą, neatitikčių šalinimo planą, kelti informaciją XIS. Įdomi pastaba yra ta, kad kas labiau pažįsta XIS sistemą, kad šitas veiksmas neprideda prie atitikties procentų, prie to 100%, bet kaip NKS rašte konstatavo, kad jis turėjo būti veiksmas atliktas iki 26 metų balandžio 17 dienos. Toliau, parengti veiklos tęstinumo planą, patvirtinti veiklos tęstinumo atkūrimo grupės, pravesti pratybas ir parengus pratybo ataskaitą įkelti XIS. Tai tarp tų visų veiksmų yra privalomi visi, bet tačiau tik tai paskutiniu atveju, kai yra įkelta ataskaita, tai tik tai tokiu atveju yra suteikiami papildomi balai XIS sistemoje. Toliau, ką mes matom? Parengti turto sąrašą ir pagrindinę nuostatą, kurie atsirado biški vėliau XIS sistemoje, kad subjektai turi kelti informaciją apie kritinį TIS turtą. Tai yra sukelti kokias informacinės sistemas, kokie serveriai, kokios galbūt patalpos, paslaugų teikėjai, kurie yra kritiniai ir arba nustatyti kritiškumą savarankiškai ir kelti tik informaciją, arba pačioje sistemoje lygiai taip pat atlikti ir kritiškumo vertinimą. Ir kaip mato, čia yra vienas iš mūsų dauguma klientų tų sėkmingų rezultatų, kur yra nurodyta, kad klientai mūsų atitinka 100% pagal reikalavimus keliamus organizaciniam priemonėm. Ir čia, kaip matote, terminas yra balandžio 16 diena ir dabar prasideda kitas terminas. Dabar tai, kas nėra
arba nepatenka į tą 100%, bet yra numatyta reikalavimuose ir teisės aktuose. Tai parengti, patvirtinti leistinos programinės įrangos sąrašą, tai yra ta programinė įranga, kuri yra leistina. Parengti, patvirtinti tiekėjų sąrašą, yra tai tiekėjų, kurie teikia IRT ir kitas paslaugas, ir taip pat informacija turi būti sukelta į KSIS. Pravesti darbuotojams kibernetinio saugumo mokymus, parengti ataskaitą, lygiai taip pat turi būti sukelta į KSIS. Dar papildomai pasakysiu, kad įstatymai yra numatyta, kad kartą per 2 metus mokymai turi būti organizuoti ir vadovybei. Tai jeigu vadovybei per pirmus metus nesuorganizavot mokymų, tai jūs turite tą padaryti per kitą periodą, per likusius 2 metus. Taip pat parengti, patvirtinti privilegijuotų naudotojų arba taip vadinamų administratorių sąrašą. Tai čia taip pat yra privalu ir turbūt pasakysiu, kad visi šitie papildomi dalykai, kurie yra numatyti šitoje slaidėje, tai jie atkeliauja iš tam tikrų tvarkų, būtent kurių gairės esame parengę. Tai pavyzdžiui, jeigu, sakykime, turto sąrašo tvarka yra numatyta, kad turi būti parengta leistinos programinės įrangos sąrašas. Jeigu tiekimo grandinės saugumo valdymas arba trečiųjų šalių valdymo tvarka, ten yra parašyta, kad turi būti parengtas tiekėjų sąrašas. Jeigu prieigų valdymo tvarkoje, ten yra privilegijuotų naudotojų sąrašas ir taip toliau, ir taip toliau. Ir kaip matot, pagal kiekvieną tvarką sąlyginai atsiranda tam tikras priedas, kuris turi būti užpildytas, parengtas, patvirtintas ir informacija įkelta į KSIS sistemą. Tai dar ko nepaminėjau, kibernetinių incidentų valdymo planas yra vienas iš tų 14 dokumentų, kurį turėjote pasirengti ir jūs turite atlikti šito plano išbandymo pratybas ir lygiai taip pat įkelti informaciją apie atliktas pratybas. Ir toliau keletą veiksmų, tai yra veiksmingumo vertinimo ataskaita, kur KPIs ir techninės įrangos gedimo registras, kuris turi būti įkeltas į KSIS sistemą. Tai kaip matot, tų žingsnių nėra daug, bet iš principo jie yra esminiai. Paskirti atitinkamus asmenis, parengti politiką ir tvarkas įkelti, atlikti tam tikrus veiksmus ir sukelti tų veiksmų rezultatus, bei lygiai taip pat tvarkų tam tikrus priedus, kurie turi būti sukelti pagal teisės aktų reikalavimus. Mūsų patirtis rodo, kad organizacijos yra skirtingos brandos lygio, skirtingai įgyvendina ir netgi matant visą tą bendrą tendenciją, pasakysiu taip, kad turbūt daug organizacijų yra pasiekusi 100% tą atitikties lygį, bet ne visos organizacijos yra pateikusios visus papildomus dokumentus, kuriuos turi pateikti. Tai aš suprantu, kad metai jau praėjo, mes viską turėjom pateikti, greičiausiai netgi dar bus tam tikra uodega likutis kitiems metams, tai yra nuo 26 balandžio 16 iki 27 balandžio 16, kai jūs turėsite pasidaryti. Ir dabar dar atkreipsiu dėmesį, kad turbūt nepamirškit, kad tas ciklas jisai gali turėti visai kitą grafiką. Tai yra įstatymė numatyta arba NKS kaip įpareigojo nuo balandžio iki balandžio, bet šiaip iš principo organizacija veikia nuo sausio iki gruodžio 31. Tai atkreipkite dėmesį, kad tie žingsniai, kurie turės būti atlikti per metus, jie turi būti atlikti nepraėjus 12 mėnesių. Mes prie šito klausimo dar sugrįšime. Ir galiausiai turbūt esminiai momentai, kad kaip ten sako, tas velnias slypi detalėse, tai pavyzdžiui, leistinos programinės įrangos sąrašą, jeigu taip teisingai padaryti, tai turėtų būti atskiras paprastų naudotojų leistinos programinės įrangos sąrašas, privilegijuotų naudotojų leistinos programinės įrangos sąrašas ir panašiai. Jeigu tiekėjų sąrašas, tai turbūt ne tik užtenka, kad tiekėjai būtų įrašyti, kas kokias paslaugas teikia, bet dar rekomenduočiau įsirašyti, ar jie yra patys kibernetinio saugumo subjektai ar ne. Paslaugas grupuoti, skirstyti tam tikras grupės, priklausomai nuo to, prie ko prieina tiekėjas. Tai vieni prieina prie duomenų bazių, kiti prieina prie programinės įrangos, treti prie aparatinės įrangos, prie patalpų ir taip toliau ir taip toliau. Ir čia atitinkamai tas tiekėjų sąrašas yra kaip pagrindas jau pradėti valdyti tiekėjus. Tai atitinkamai pagal jų teikiamas paslaugas, pagal tą informaciją, kurios jie prieina, jūs atitinkamai turėsite kelti kibernetinio saugumo reikalavimus ir kiekvienais metais tikrinti, kad jie tų reikalavimų laikosi. Ir taip toliau, ir taip toliau. Lygiai tas pats ir mokymai, pavyzdžiui. Mes liktai kalbam apie tokius paprastesnius mokymus, taip, bet jūs paskyrėt kibernetinio saugumo vadovą, incidentų valdymo grupę, saugumo operacijų centrą, veiklos tęstinumo valdymo grupę, veiklos atkūrimo grupę, galbūt rizikų koordinatorių arba vertintoją.
tai jiems visiems turbūt paprastų mokymų neužteks. Jie turi praeiti specializuotus mokymus tam, kad suprastų, kaip dirbti su viena ar kita metodika, kokie turi būti rezultatai ir taip toliau ir taip toliau. Ir aišku, dalyvauti įvairiuose pratybose, tokiuose kaip veiklos tęstinumo išbandymo pratybos, kibernetinių incidentų valdymo plano išbandymo pratybos ir taip toliau, tam, kad praktiškai būtų galima pasitikrinti, kaip tos žinios yra pritaikomas praktikoje. Gerai, tai kaip ir čia buvo nurodyta, jūs matot, grafikas yra viršuje, čia yra organizaciniai reikalavimai iki 26.04.16, iki 27.04.16 bus techniniai reikalavimai. Dabar iš sistemos mes labai aiškiai suprantame, kaip atrodo ta atitiktis organizaciniam priemonėm, taip, kur yra, kaip aš rodžiu, 100% atitiktis, galima paspaudus peržiūrėti detalų įvertinimą, galima pamatyti, ką jūs atitinkat, ko netitinkat, o per netitikties valdymą galima matyti, kuriuos dokumentus dar jums papildomai reikia sukelti. Tai su techniniais reikalavimais darau prielaidą, kad turbūt irgi patobulės ta kibernetinių saugumo informacinė sistema ir turbūt bus irgi tam tikra atitiktis techniniams reikalavimams, kuri bus realizuota tam tikra grafinė ir kita forma. Ir jūs galėsite turbūt matyti, susivedę tam tikrą informaciją, ar jūs atitinkat ar ne. Dar pabaigai, prieš perinant į tą kitą etapą, dar pasakysiu, kad NKST realizavo KSI sistemoje savianalizės anketą. Savianalizės anketa, ką leidžia, tai visų pirma, jūs suvedę jūs informaciją, kuri yra reikalavimai, jūs aiškiai pamatysite tada, kuriuos kibernetinio saugumo ir jo įstatymų įgyvendinančius po įstatyminių teisės aktų reikalavimus jūs atitinkat, o kuriuos jūs neatitinkat. Ir tai bus gerai pasidaryti savianalizę ir plus pasilyginti tarp kitų organizacijų, nes ten bus numatyta skoras, baselinas, kaip jūs atrodote tarp kitų organizacijų, kibernetinio saugumo subjektų ir kokiam jūs esate lygmenyje. Va, tai dabar perinam prie ką turėsime pasidaryti, čia iki 27 metų balandžio 16 dienos, taip, iki balandžio 17-16 dienos. Tai visų pirma, mes pradėsime dabar kalbėti apie techninius reikalavimus, kibernetinio saugumo reikalavimus. Ir jie, aš taip apibendrinant, turbūt iš karto pasakysiu, kyla iš tokių 3 krypčių. Tai visų pirma, teisės aktuose yra numatyti labai konkretus reikalavimai, kokios techninės priemonės turi būti įdiegtos arba kaip turi būti realizuoti vieni ar kiti techniniai parametrai, nustatymai ir panašiai. Ir mes matysim pagal tam tikrus pavyzdžius. Antra grupė tai yra tam tikras automatizavimas. Tai reiškia, jeigu jūs norite automatizuoti vieną ar kitą procesą, jūs turėsite galvoti, kaip tai automatizuoti vienomis ar kitomis priemonėmis. Ir pagal mano pavyzdžius jūs matysite, ar tai būtų programinės įrangos atnaujinimas, ar tapatybių teisų valdymas, ar netgi tų pačių mokymų organizavimas. Šie irgi yra tam tikras automatizavimo galimybės, kur jūs patys apsispręsite, aišku, pagal turimus finansinius ir kitus resursus ir galimybės apsispręsite, ar tai daryti rankiniu būdu, ar tai daryti automatizuotu būdu. Ir trečia kryptis, kadangi jūs turėjot pasidaryti rizikų vertinimą kasmetinį, tai aš sakau, rizikų vertinimas labai geras pratimas, nes jis, jeigu tai praktiškai, kaip aš visada duodu pavyzdį, įsivaizduokim, kad mes turime 12 taikinių ir 3 strėlės. 3 strėlės tai yra finansiniai, žmogiškiai ir kiti ištekliai. Ir mums tiksliai reikia pasirinkti tą taikinį, kurį mes šausime strėlę. Tai rizikų vertinimas būtent ir turi mums atsakyti, tai kur mums tą kiekvieną brangiai uždirbtą eurą arba valstybės deleguotą eurą mums tinkamai panaudoti tam, kad sumažinti visas galimas rizikas. Tai čia yra rizikų vertinimas, kuris ir padeda į tą atsakyti. Kita vertus, rizikų vertinimas yra labai geras pratimas, kuris labai galite pasidaryti techninių priemonių sąrašą. Ir iš atitinkamų rizikų gali kilti techninių priemonių sąrašas. Pavyzdys, pavyzdžiui, jūs naudojat kažkokį tai 2 faktorių autentifikavimo sprendimą administratoriam, tačiau yra, sakykime, paprasti naudotojai, kurie turi didesnės teisės, pavadinkime taip. Tai reiškia, tų 2 faktorių autentifikavimo sprendimų išplėtimas jau yra atitinkamai tam tikro techninio priemonių lygmens įgyvendinimo viena iš galimybių. Tai, kaip aš sakau, 3 kryptis. Teisės aktuose, automatizavimas ir atkeliavusios iš rizikų vertinimo. Apie tas 3 techninių priemonių grupės mes toliau ir pakalbėsime. Taigi šokam. Kaip matysite, bus pateikimi reikalavimai pagal skirtingas grupės. Taip. Bet
taip apibendrinant pasakysiu taip, kai mes rengėme 14 tvarkų, politikai skaitant 13 tvarkų, kiekviena tvarka turėjo tam tikrą sritį. Ar tai būtų prieigų valdymas, ar turto valdymas ir panašiai. Ir mes žiūrėjome, kaip į tuos 14 dokumentus sukelti visus reikalavimus, kurie yra numatyti kibernetinio saugumo reikalavimo aprašą. Tai reiškia, mes integravome visus reikalavimus ir jie tapo sudėtinė kiekvienos tvarkos dalis. Tai kitais žodžiais tariant, jeigu jūs teisingai labai pasirengėt tvarkas ir politikos pasitvirtinat ir teisingai jas įgyvendinsite, greičiausiai jums kažkokių papildomų klausimų arba papildomų dalykų ir nereikės daryti, nes ten viskas ir yra aprašyta, kas turi būti gyvendinta pagal vieną ar kitą tvarką. Ir kai aš čia rodysiu pavyzdžius, tai mes matysime, kad iš vienos ar kitos tvarkos ateina tam tikri reikalavimai, iš kuriuos yra atsakingi asmenys. Tai pirmą pradėkim nuo reikalavimų keliamų žurnaliniams įrašams. Viena vertus tai yra techniniai reikalavimai, nes liktai jie kalba apie tam tikrą logų žurnalinių įrašų surinkimą, tačiau kai aš analizuoju bendrai konteksto apimtyje, tai reiškia, aš skaitau kibernetinio saugumo įstatymą ir KSRA, aš matau, kad ten yra reikalavimai pranešti apie kibernetinius incidentus, tai tada logika yra tokia, kad pranešimą aš turiu turėti arba automatizuotą arba rankinį būdą. Tai klausimas, kaip aš galiu sužinoti, ar įvyko kibernetinis incidentas. Ir manau, kad viena iš tų galimybių rinkti žurnalinius įrašus, o turbūt kitų galimybių labai mažai ir yra. Nebent trečiosios šalis tą patį NKST praneša arba paslaugų teikėjai, kad pas jūs įvyko kibernetinis incidentas. Tai žurnaliniai įrašai, taip sakant, logai angliškai, jie yra tas kertinis turbūt žingsnis arba kertinis pamatas, ant kurio statosi visas tas incidentų valdymas, nes pirmą jūs renkat žurnalinius įrašus, juos analizuojat, atmetat false positive ir tada remiantis tai žurnaliniais įrašais daro tam tikras loginės išvadas, priiminėti sprendimus, nukreipinėja tam tikrus pajėgumus, sąnaudas ir panašiai ir panašiai. Tai turbūt keletą akcentų dėl žurnalinių įrašų. Čia yra, būtent ir yra mūsų parengta žurnalinių įrašų valdymo tvarka. Tai kas joje aprašyta, yra procesas aprašyta, kaip turi būti renkami žurnaliniai įrašai ir techniniai reikalavimai, kas yra, tai tiesiog akcentuoja du momentus. Tai yra visų pirma akcentuoja, iš kokių šaltinių turi būti renkami žurnaliniai įrašai. Tai aš siūlyčiau pagal būtent arba patiems, arba pagal mūsų parengtą matricą, pavadinkime taip, pasirengti visą žurnalinių įrašų matricą, tai yra susidėti iš kur, iš kokių šaltinių, kokie žurnaliniai įrašai rengiami. Ką leis jums tą matricą suprasti, jūs tada suprasite padengiamumą. Tai yra nustatysite, kad yra tam tikros sistemos, galbūt ugnesinės ar kita įranga, iš kurių žurnaliniai įrašai šiuo metu nerenkami. O įstatymai yra numatyta, kad iš visų tinklų ir informacinių sistemų žurnaliniai įrašai tai turi būti renkami. Ir antras momentas susijęs su žurnaliniais įrašais, tai yra kokie žurnaliniai įrašai turi būti renkami, kaip jie turi būti saugomi ir kiek dienų, koks laikotarpis turi būti saugomas. Tai detalus sąrašas, kas turi būti žurnalinėse įrašuose pateiktas būtent prie reikalavimų. Dabar visiems tiek esminiam, tiek svarbiems subjektam yra numatyti vienodi reikalavimai žurnaliniam įrašam, skiriasi tik tai tarp esminio ir svarbaus subjekto, kokia forma yra saugomi žurnaliniai įrašai, tai jeigu svarbiam subjektui gali būti saugomi ir tose pačiose informacinėse sistemose, tai esminiam subjektam yra numatytas reikalavimas, kad turi būti saugomas nepriklausomam tam tikram depozitoriume, pavadinkim taip. Ir čia jau, kaip mes suprantam, be specializuotos tam tikros įrangos, log management tam tikro sprendimo mes to padaryti negalim. Taip. Tai reiškia, čia jau turi atsirasti tam tikras specializuotas sprendimas, kaip log management sprendimas su įvairiausių gamintojų, čia gali būti pavadinimais, kurie būtent ir leistų užtikrinti tą reikalavimo įgyvendinimą. Kita vertus, saugojimo terminai irgi yra vienodi, ne mažiau kaip 30 dienų ir vėl turbūt priklausomai nuo organizacijos, priklausomai nuo veiklos pobūdžio ir taip toliau, jūs turėsite priiminėti tokius pakankamai skaudžius sprendimus, pinigai versus galimybės. Taip, tai reiškia, jeigu jūs norėsite turėti galimybę saugoti ilgesnį laikotarpį žurnalinių įrašų, tai reiškia, jūs turėsite mokėti didesnius pinigus. Jeigu jūs neturit pinigų, tai reiškia, jūs bent apsiribosite 90 dienų. Kas yra gerai ir blogai, tai 90 dienų terminas yra pakankamai nemažas, bet vis tiek, jeigu yra tam tikras miegantis virusas ar panašiai,
kuris galėjo būti instaliuotas, sakykime, prieš ten 90 dienų, greičiausiai jūs nematysite to vektorius, per kurį jisai atkeliavo, jūs matysite tik tai tada, kai jis pradeda veikti. Ok, tai žurnaliniai įrašai, sakyčiau, yra pamatinis dalykas, ties kuriuo jūs turėtumėt padirbėti. Giedrė, dar šiek tiek paklausiu, ar kolegos aktyvus, ar pasisakė iš kur kas yra? Šiek tiek aktyvus, ačiū tiem, kas atsakė. Tai 3 atsakė, kad yra esminiai subjektai, 3 svarbus subjektai ir 2 pasisakė, kad yra kita. Ok, supratau. Nu va, tai reiškia, mes ir turime diskutuoti tiek esminiam, tiek svarbiems subjektam atitinkamus kelius mūsų reikalavimus. Ir čia vėl su žurnaliniais įrašais betarpiškai yra susiję ir su saugumo operacijų centru, tai irgi jeigu norit pareflektuokit, kas turite saugumo operacijų centro ir kokiu būdu arba kokią rūšį turite, savo, kombinuotą, ar perkate paslaugas iš išorės. Nes čia turbūt keletą akcentų tokių pasakysiu, tai yra susiję ir su trečiųjų šalių valdymu. Kai mes pradėjom dirbti, teikti kibernetinio saugumo valdymo paslaugos, kokį mes pamatėm tendenciją tose organizacijose, kurios atėjom po saugumo operacijų centro, mes supratom, kad saugumo operacijų centro, ypač paslaugų tiekėjai, jie susipaketavo paslaugas, atnešė, pardavė klientam ir klientai įsivaizduoja, kad jie nusipirko pilnos apimties saugumo operacijų centrą, tačiau kai mes atėjom, pradėjom kelti reikalavimus, paaiškėjo, kad tai yra tik tai dalis to saugumo operacijų centro paslaugos teikimu. Jau nekalbant apie kitus klausimus. Kodėl? Todėl, kad jeigu žiūrėti kibernetinio saugumo įstatymą ir nacionaliniam kibernetinio saugumo plane yra labai aiškiai išdėstyta, už ką yra atsakingas saugumo operacijų centras. Ir netgi buvo tam tikrų kurioziškų situacijų su kitais klientais, kai buvo ir saugumo operacijų centras ir kibernetinio saugumo vadovas. Ir, pavyzdžiui, buvo patiktas pranešimas apie įvykusį kibernetinį incidentą ir paslaugų tiekėjas iš karto mūsų klausė, tai kodėl jūs kaip kibernetinio saugumo vadovas nesureagavote ir neatlikote tam tikrų veiksmų. Tai teko išaiškinti, kad yra 3 gynybos linijų modelis, kur pirmoje gynybos linijoje yra saugumo operacijų centras, kuris analizuoja logus, inicijuoja tam tikrus veiksmus, duoda nurodymus administratoriam ir panašiai, izoliuoti, apsaugoti tinklą, pakeisti slaptažodžius, nurezetinti prieigas ir taip toliau ir taip toliau. Tai jis yra pagrindinis. Kibernetinio saugumo vadovo funkcija yra pagrindė analizuoti, vertinti, jeigu reikia daryti bendrą susitikimą, jeigu reikia įtraukti veiklos tęstinumo grupę ir tai už tai yra atsakingas veiklos tęstinumo valdymo grupės vadovai, padėti saugumo operacijų centro atsakingiams asmenims vertinti kibernetinių incidentų valdymą, atlikti tam tikrus veiksmus. Ir pagrindinis jo darbas ieškoti rekomendacijų arba teikti rekomendacijos, kad įvykiai nepasikartotų ateityje ir žiūrėti, kad tokių pat problemų nebūtų kitose veiklos srityse. Ir saugumo operacijų centras yra pagrindinis, kuris yra atsakingas už informacijos teikimą į KSI sistemą. Tiek apie tarpinius pranešimus, tai yra išankstinį pranešimą, pirminį pranešimą, tiek atitinkamas ataskaitas. Ir kai pagaliau NKS išleido tą raštą, kad turi būti automatizuotas pranešimas, tik tuomet saugumo operacijų centrai suprato, kad tai yra jų pareiga. Ir mes turėjome įrodinėti kai kuriem klientam, kad netgi ta pasirašyta sutartis, kurios pagrindų yra teikiamas saugumo operacijų centro paslaugos, jie neapima visų teisės aktų numatytų reikalavimus. Kita vertus, jau čia turbūt kliento pasirinkimas arba modelio pasirinkimas, kaip saugumo operacijų centras turi būti įgyvendintas. Čia yra du galimi modeliai, tai yra 5-8 modelis, kai dirba 5 dienas, 8 darbo valandas ir 24/7, kai dirba visą parą ir 7 dienas. Ir tai su tam tikrom išimtim, nes kartais vieni deklaruoja, kad 24/7, bet sako savaitgalį pas mus analitikai nesėdi ir nereaguoja. Mes tik pirmadienį atėję susirenkam informaciją ir pateikiam informaciją apie tam tikrus įvykusius incidentus. Tai netgi šitokiu atveju mes turim vieną tokį klientą, mes dabar galvojam, kaip automatizuota iš tam tikrų įrankių savaitgalį atsakingiam asmenim galėtų siūsti pranešimus apie įvykusius kibernetinius incidentus. Tai čia irgi yra antro medalio pusė. Ir galiausiai ten, kur jau mes atėjome pirmi, o paskui rinkosi kitus paslaugų teikėjus, tai mes nustatėm labai detalius reikalavimus tiek paslaugai, tiek technologijom, tiek komandai,
tiek kibernetinio saugumo papildomus reikalavimus, kuriuos turi įgyvendinti saugumo operacijų centrai, nes jie yra vieni iš paslaugų tiekėjų ir jie yra vieni iš svarbiausių, nes jie valdys, saugos pačią jautriausią informaciją, kokią jūs tik tai turite globaliai visos organizacijos mastu, nes viskas suplaukia būtent į vieną vietą. Todėl tiek jų patikimumui, tiek talpyklom arba duomenų centrams, kuriuose saugos jūsų žurnalinius įrašus, turi būti keliami atitinkami reikalavimai. Nu ir Giedrė, kaip reagavo dėl saugumo operacijų centro? Keletas pasisakė, 3, kad turi paslaugą iš išorės, vienas iš pasisakiusių yra, kad viduje turi SOCą ir 2 pasisakė, kad neturi, bet greitų metų planuoja. Okay. Niekas nepasisakė, kad neturi ir kol kas neplanuoja turėti, tai irgi gerai. Šaunu. Tai va, tai nemažai susakiau dalykų turbūt tiems, kas planuoja, tai viskas yra pakeliu ir dabar, nors nežiūrint tai, kad jūs pažydžiat jau teisės aktų reikalavimus, nes, kaip sakiau, saugumo operacijų centras turėjo atsirasti irgi per protingą terminą, tačiau jūs dabar turite, kaip Trumpas sako, visas kortas, visus kozerius savo rankos ir iš tiesų jūs galite išsireikalauti to, ko reikalauja įstatymai. Jeigu nežinot, kaip surašyti techninę specifikaciją, galit kreiptis į mus, bet yra vienintelis sakinys. Įrašykite, kad saugumo operacijų centras turi įgyvendinti kibernetinio saugumo įstatymą ir poįstatyminiam teisės akte numatytus visus reikalavimus keliamus saugumo operacijų centrui. Ir viskas. O tada jūs jau galėsite reikalauti laikas nuo laiko, kad padarytų vieną, padarytų antrą, padarytų trečią. Dabar tiem, kas jau turite pasirašę sutartis, tai aišku, peržiūrėkit visus tos reikalavimus ir įsitikinkit, kad iš tiesų saugumo operacijų centras atitinka visus reikalavimus ir labai aiškiai yra takoskyra tarp kibernetinio saugumo vadovo, ar tai būtų jūsų vidinis ar išorinis, ir tarp saugumo operacijų centro, ar būtų vidinis ar išorinis. Tai irgi reikia labai aiškiai nustatyti. Ir tiem, kas turi, tai turbūt linkiu labai stiprybės. Ir antras dalykas, nepamirškit, kad turi būti atskirtos pareigos, nes turim tam tikrų pavyzdžių blogųjų, kai TIS administratorius, kuris administruoja sistemą, jis ir saugumo operacijų dar centro vadovas arba analitikas ir taip toliau, viskas yra sutelkta į vienas rankas. Ir kibernetinio saugumo vadovui saugumo operacijų centras, kaip aš sakau, yra dešinioji ranka, nes mes ir tiem klientams sakom, kad jūs ir nusipirkot kibernetinio saugumo vadovo paslaugos, tai jau yra gerai, jūs galėsite užtikrinti atitikti kibernetinio saugumo įstatymui, tačiau mes be saugumo operacijų centro esame akli ir kurti. Kodėl? Todėl, kad mes nesuprantam, kas vyksta tinkle, nesuprantam, kas vyksta vidinėje infrastruktūroje, sistemose ir taip toliau. Tik saugumo operacijų centras tinkamai diegus, sukonfigūravus agentus, gali leisti mums matyti, kas vis dėlto vyksta pas mus organizacijoje. Gerai, čia nemažai kalbėjom. Toliau, techniniai reikalavimai keliami informacinių sistemų įsigijimų ir taip toliau. Ir kaip matote, yra begalės visokių reikalavimų techninių apie tinklų informacinės sistemas, kad turite turėti infrastruktūros loginę schemą, informacinių sistemų schemas, kad turite turėti įsilaužimo pėdsakus, apie juos aktualią informaciją, kad turite serveriuose darbo stotyse, turi būti įjungtos sukonfigūruotos saugesnės, ugnesnės, kai kur yra parašyta, kad turi būti ir web aplikacijos, išjungti portai ir taip toliau, tas pats naudojamas VPN'as ir taip toliau. Tai turbūt apibendrinant pasakyti tai, kad yra organizacijų, kurios net neturi IT paslaugų tiekėjų ir jos turi administratorius vietinius, taip. Bet aš nekalbu apie tas organizacijas, kurios turi didelę komandą ir viską gali pasidaryti savarankiškai. Bet aš kalbu apie mažas įmonės, kurios taupydamos pinigus galbūt turi kažkokį ten kompiuteristą, kaip vadina, kuris laikas nuo laiko pakrapšto kompiuterius, patvarko ir taip toliau. Tačiau neturi paslaugų tiekėjo. Tai greičiausiai, ką reikėtų galvoti ir susimastyti toms organizacijoms, kaip turėti tokį paslaugų tiekėją, nes tik jis galės jums padėti gyvendinti šitos reikalavimus. Net ir kibernetinio saugumo vadovas pasirankos yra sąlyginai surištos. Kodėl? Todėl, kad jis gali nustatyti reikalavimus ir pasakyti, kad visos nuotolinės prieigos turi būti užtikrinamos per VPN tunelį. Taip. Tačiau jis nepadės įsigyti VPN licenzijų, jis nepadės susikonfigūruoti ir panašiai. Tam jau reikalingos yra paslaugos. Taip, galite
pajėgus. Galite pirkti tas paslaugas iš išorės, galite, aišku, atitinkamai turėti žmonės, kurie viduje galėtų viską tą sukonfigūruoti ir sutvarkyti. Kaip vyks tas patikrinimas ar patikrinimai, ar prieisi prie kibernetinio saugumo audito, tai jis bus kaip aukščiavimo būdu, kaip čeklistas. Tiesiog kiekvieną reikalavimą jūs turėsite įrodyti, kad jūs tą reikalavimą įgyvendinat pilna apimtimi. Kriptografijos ir šifravimo naudojimo. Čia nemažai yra reikalavimų susijusių, nedaug, tarp kitko reikalavimų susijusių su sertifikatais, tačiau čia yra tik tai minimalūs reikalavimai, tokie, matote, LS standartas 1.3 versija ir aktualesnė ir panašiai. Bet mes jau pradedam kalbėti apie kvantinius kompiuterius ir žinot, kad jau ateina papildomi reikalavimai ir jie būtent ir bus susiję su reikalavimais keliamais kriptografijos ir šifravimui ir ten bus nustatyta dar griežčiau. Tai aš siūlyčiau bent susitvarkyti tuos minimalius reikalavimus, kurie yra numatyti, kas yra. Ir kaip lengviausiai yra pasitikrinti, ar pas jūs yra visi sertifikatai, tai aišku, vienas kelias arba tus sertifikatus laiku atnaujinti, o antras kelias, turbūt, ką aš nepaminėjau, kad jūs 2 kartus per metus turite atlikti visų informacinių sistemų, tinklo informacinių sistemų skanavimus. Tai būtent skanavimui jums ir leis pasižiūrėti, ar visi TLS sertifikatai yra atnaujinti, ar jie yra saugus. O lygiai taip pat visi raktai ir taip toliau, ar jie iš tiesų yra saugus. Tai čia vienas iš pratimų, kuris gali jums padėti atsakyti tos klausimus, ar jūs tinkamai įgyvendinat kibernetinio saugumo techninius reikalavimus. Dėl veiklos tęstinumo daug čia reikalavimų nėra, bet turbūt yra keli esminiai reikalavimai. Vienas dalykas, kad prieinamumo tinklų ir visų informacinių sistemų esminiam subjektam turi būti 99%, svarbiems subjektam 96%. Kaip dabar vertinti šitą reikalavimą? Tai jį reiktų vertinti iš dviejų pusių. Tai viena vertus, jūs turite turėti įrankius ar procesą, kaip jūs matuotumėt sutrikimus ir prisimenat, buvo sutrikimų registras. Tai sutrikimų registre jūs turėtumėte tiksliai registruoti, kur, kokios sistemos sutrikimas buvo ir kiek jisai tęsiasi. Antras dalykas, jūs turite turėti KPIs tam tikrus, kuriuos jūs vertinate. Tai šitie ir būtų KPIs, kad jūs turite užtikrinti prieinamumą ir metų pabaigoje jūs turite pasimatuoti. Tai kiek vis dėlto buvo neprieinamos tinklo ar informacinės sistemas. Lengva, kai tokias paslaugas teikia išorės paslaugų teikėjai. Pavyzdžiui, Telia, Bitė ar panašiai teikia interneto paslaugas, tai jiems per metus jie gali tiksliai paskaičiuoti, nes turi automatizuotus įrankius, kiek laiko neveikia to, sakykime, jų teikiama paslauga ir tai bus tas kriterijus, kurį jūs atitiksite ar ne. Tačiau patiems, aišku, reikia turėti vienas ar kitas monitoringo sistemas arba galimybę stebėti, ar jūs užtikrinate atitinkamą reikalavimo įgyvendinimą. Antras dalykas - atsarginės kopijos. Ir čia mes jau matom, kad keista, kad tai yra prie techninių reikalavimų, nors tai yra proceso sudėtinė dalis. Ir mes jau su nemažais klientų esame pasidarę atsarginių kopijų žemėlapį, kai tiksliai esame nusimatę keletą dalykų. Tai yra, kur yra kopijos, kokias mes darome kopijos, duomenų bazės, programinės įrangos, kokių formatų, imidžais ar ta prasme pilnos, tada kokios kopijos, inkrementinės ar pilnos kopijos, ar jos šifruojamos yra, kur jos yra saugomos ir kur saugomų kopijų kopijos. Taip, ir pasidarius tokį žemėlapį ir kiek laiko saugoma, tada labai yra aišku, kas netitinka mūsų atitinkamus reikalavimus. Kai mes su procesų savininkais dar peržiūrim tos reikalavimus, jie visai kitaip supranta. Visi procesų savininkai įsivaizduoja, kad duomenų nėra prarandama ir visi įsivaizduoja, kad pas jūs veikia veidrodis. Tai yra duomenys įsirašo į 2 duomenų centrus. Bet dėja praktika nėra, taip yra daromas atsarginės kopijos ir kai tu jie paklausi jų, ar jie yra pasirengę prarasti 24, galbūt 12 ar 6 valandų duomenis, jiems taip būna klaustukas, kaip galima prarasti duomenis. Tačiau tai priklauso nuo atsarginio kopijavimo. Antras dalykas tai yra atsarginių kopijų atstatymų bandymai. Taip, tai lengva tai daryti, kai yra automatizuoti įrankiai, kurie darydami kopijas jas atstatinėja ir jeigu atstatymas yra nesėkmingai per naują daro kopiją, tai reiškia, jie turi automatizuotą procesą ir jeigu tokio proceso nėra, ir plus papildomai jūs turite daryti
kopijų atstatymų bandymus. Tai vėl tos pačios inkrementinės ar pilnos kopijos. Tai ką aš rekomenduočiau pasidaryti sąrašą, grafiką tų, sakykime, atsarginio kopijavimų, daryti ir tada atitinkamai registrė registruoti, ar pasikėlė sėkmingai, ar 100%, ar nebuvo kritinių klaidų ir panašiai. Tai leis du dalykus pasidaryti. Tai jūs būsite ne tik tai pasidarę kopijos, bet būsite išsitestavę. Nes kartais būna tokia situacija, kopija pasidaro, neišsitestuoja, įvyksta duomenų bazės sutrikimas ir tiesiog ta kopija nepasikelia. Arba kaip vienoje organizacijoje yra buvę, kai darėm kibernetinio saugumo audito, kur 10 metų nebuvo pasidarę kopijos ir paprašėm, kad pasidarytų, tai pasirodo, ant tiek buvo didelė duomenų bazė, kad nesugebėjo atkūrimo įrangą pakelti vienu metu visos duomenų bazės. Tai reiškia, reikėjo skaidyti į atitinkamus kopijos paketus, perrašinėti tam tikrus diskus ir kelti tam tikras dalis savarankiškai atskirai. Ir ten terminai gavosi arba laikas, per kurį buvo statytos kopijos, gavosi labai labai ilgas. Tai tipiškai netgi mes organizuodami veiklos tęstinumo plano pratybas visada vieną netgi iš tų, ne visada vieną iš tų scenarių pasirenkam duomenų bazės sutrikimo ir prašom, kad iki pratybų pasidarytų šaltosios kopijos, pavyzdžiui, pakelimą iš kažkur nutolusios vietos ir pasitikrinti, per kiek pasikėlė, o tada pratybų metu keliam, sakykime, karštąją kopiją ir žiūrim, kokie yra tų kopijų pakelimo laikai. Va. Ir paskutinis dalykas patalpos, kaip matot, jie yra prie techninių reikalavimų, tačiau patalpos mes turime turbūt keletą pobūdžių. Visų pirma yra serverinės duomenų centrai ir yra turbūt komutacinės įrangos patalpos, kuriuose yra tinklo įranga, ir tam tikros kompiuterizuotos darbo vietos, ypač administratoriams ir panašiai. Ir dar antras dalykas, tai mes turim pagrindinį duomenų centrą ir rezervinį duomenų centrą arba atsarginių kopijų laikymo vietas. Tai kaip matot, jiems irgi yra keliami patalpoms, jų apsaugai yra atitinkami keliami reikalavimai. Kibernetinio saugumo reikalavimai keliami patalpoms, šiek tiek biškį paliečiau, bet turbūt esminis reikalavimas, kad atsarginės patalpos turi atitikti pagrindinių patalpų keliamus reikalavimus. Mobiliems įrenginiams ir programiniai įrangai mes matom, čia irgi nemažai yra pridėta reikalavimų, taip kaip apsaugoti mobiliuosius įrenginius, kad būtų šifruojama ir panašiai, kaip užtikrinti programinės įrangos, dar čia serveriai, oro kondicionieriai ir taip toliau, tai čia galėtų būti prie atitinkamų patalpų. Prieigų valdymas, taip, tai visi prieigų administratorių paskyrų sukūrimas, slaptažodžiai, kad naudotojams negali būti suteiktos administratoriaus teisės, o administratoriam turi būti sukurtos dvi paskyros, tai yra administratoriam ir paprasto kaip naudotojo paskyra paprastiems darbams, kad turi būti ekransklaidės, kad turi kompai užsidaryti, kad nereikalingos prieigos turi būti blokuojamas ir taip toliau ir taip toliau. Tai čia esminiai momentai turbūt, ką reikėtų užakcentuoti, kad nežiūrinti tai, kad jūs įgyvendysite tos reikalavimus, turbūt jums labai verta kartą į metus pasitikrinti, ar tie reikalavimai yra įgyvendinami, ypač prieigų valdymo srityje. Nes dažnai būna taip, kad vienam administratoriui suteikiamas pilnos teisės, nes jis migruoja tai tinklo administratorius, tai duomenų bazės ir jam prideda, po 3, 4, 5 metų jis turi visas teisės, kokios iš principo yra įmanomas, nes todėl, kad neveikia procesas, niekas neperžiūrė, nepanaikino nebereikalingų tam tikrų prieigų. Tai va šitos turbūt reiktų susižiūrėti. Ir dabar, ką aš pabandžiau surašyti tam tikrą sąrašą tokių minimalių reikalavimų, kurie yra iš teisės aktų, netgi va čia galiu parodyti, mes pasidarę tokią lentelę, kur yra techninės priemonės, tai jeigu va aš čia padarysiu filtrą, mes pamatysim ties kiekvienu reikalavimu, kad yra viena ar kita techninė priemonė ir keliama arba esminiam arba svarbiam subjektui. Tai dabar apibendrinant, turbūt reiktų pasakyti, kad SOCO sprendimai, kai kurie sako, kad kai yra techninė priemonė, aš sakiau, kad SOCO sprendimai, kaip ir SOCOS, turi būti pirmame etape, jau turėtų būti įgyvendinti. Bet jeigu to nepasidarė, tai čia gali būti tiek log managemento sprendimai, tai yra depozitoriumai logų, kurie yra saugomi, tai gali būti tam tikri pusiau automatizuoti, tam tikri įrankiai kaip XDR, kuris užtikrina analitiką, arba įvairūs siemai, kurie leidžia nustatyti koreliacijos taisyklės ir analizuoti atitinkamai logus. Arba, kaip aš sakiau, ką ir turit nemažai iš jūsų, tai yra SOCAS kaip paslauga, SOCAS as service.
Toliau yra nemažai aprašyta apie ugnesinės, jeigu čia pamatysime. Vat, yra ugnesinės, web aplikacijos ugnesinės ir taip toliau. Tai čia turbūt dvi yra tos kryptis. Tai visų pirma web aplikacijų ugnesinės, o paskui vidinio tinklo segmentavimas ir atitinkamai ugnesinėmis atskirimas tarp tam tikrų komponentų. Tai čia gali būti tie patys firewallai, intrusion detection system, intrusion prevention system ir taip toliau. Atsarginių kopijavimo valdymo sprendimai, kopijų darimas, kopijų laikymas, talpyklos, saugyklos ir taip toliau, tai irgi yra prie techninių reikalavimų, nuotolinės prieigos VPN ar panašiai, prieigų valdymo sprendimai, dviejų faktorių, multifaktorių autentifikavimo sprendimai, taip pat nemažai kalbama apie mobilių įrenginių valdymą. Aš jį priskyriau prie galbūt reikalavimų, nes yra kai kurie reikalavimai susiję su to vadinamo vaipinimu duomenų sunaikinimu per nuotolį. Tai tą padaryti be automatizuotų priemonių greičiausiai nėra galimybės, todėl aš tai priskyriau prie techninių priemonių. Programinės įrangos atnaujinimo sprendimai yra irgi aprašyta, arba jūs turite labai tiksliai turėti gerą procesą, kaip užtikrinti tą būtent programinės įrangos atnaujinimą. Nu ir paskui keletą tai atsarginio maitinimo priemonės, diesel generatoriai, upsai, turi būti upsuotos tinklo, komutacinės įrangos, netgi tam tikros administratorių darbo vietos, nekalbant jau apie serverius ir visą inžinierinę infrastruktūrą, kuri turi būti palaikoma sutrikus elektros tiekimui. Ir saugumo patalpų apsaugos priemonės, apsaugos signalizavimo sistemos, įgos kontrolės sistemos, vaizdo stebėjimo sistemos ir kitos. Dėl patalpų turbūt aš esu tos nuomonės ir mes iš tiesų esam padarę labai daug auditų kibernetinio saugumo ir perėję turbūt per visas valstybinės organizacijas. Aš laikausi tos nuomonės ir bandau išgydyti visus nuo savo serverynų turėjimo. Kodėl? Todėl, kad nėra jūsų pagrindinė pareiga užtikrinti, kad serverinė ir kitos patalpos būtų apsaugotos, kad ten būtų oro kondicionavimo sistemos, kad jos būtų dubliuojamos, kad būtų drėgmės šitą signalizavimo sistemos, temperatūros ir taip toliau ir taip toliau. Čia krūvos galvos skausmo, kur iš tiesų to skausmo visiškai jums nereikia, nes jūs ir taip turite ką daryti. Todėl pagal visas galimybės pasirinkti paslaugų tiekėjus, pasirinkti duomenų centrus, kurie atitinka tier 2, tier 3 reikalavimus, pagal galimybės migruoti ir taip toliau. Ir čia, aišku, sunkus sprendimas. Turiu pavyzdžių, kurie buvo sumigravę į duomenų centrus, tada grįžo vėl pas savo serverinės. Bet jeigu jūs esate truputį mažesni, vienareikšmiškai tai yra vienas iš geresnių sprendimų. Tai čia pirma grupė, kur yra numatyta teisės aktų reikalavimuose. Dar papildomai, ką mes turime, serverinės komutacinės įrangos patalpose, oro kondicionavimo, drėgmės kontrolės sistemos, aš jau tą paminėjau. Nu ir tada skanavimo sprendimai, jei skanavimus darysite patys. Tai nėra numatyta teisės aktuose, kad turite turėti tos sprendimus, bet yra numatyta, kad 2 kartus per metus turite skanuoti. Tai galite daryti arba savo sprendimais, ar tai būtų statiniai dinaminiai skaneriai, ar tai būtų išorės ar vidinių sistemų ar web aplikacijų, tai tada, jeigu jūs sudarysite patys, jūs turite iš tiesų turėti pakankamai gerą paketą visų skanavimo įrankių arba įrankių, kuris ten modulinis turi leisti galimybę pasirinkti vieną ar kitą funkcionalumą. Turto valdymo sprendimai, turtą norėsite valdyti automatizuotai. Tai kai yra 2-3 kompiuteriai, viskas yra paprasta, žinai, kad tai aparatinė įranga, kokia programinė įranga, taip toliau. Bet kai atsiranda serveriai, kai atsiranda daug darbo vietų, kai atsiranda tinklo įranga ir taip toliau, tai greičiausiai be automatizuoto sprendimo valdyti tinkamai turtą ir žinoti ypač kokia programinė įranga, kokia aparatinė įranga yra labai sudėtinga arba beveik neįmanoma. Mes vienai dideliai organizacijai diegiam informacijos saugumo valdymo sistemą pagal 27001, mes pateikėm 14 priedų ir mes pamatėm, kad IT žmonės pasižiūrėjo ir tos priedus jie suprato, kad čia 3-4 metų darbas, kad visus užsipildyti. Visų serverinų sąrašų, visų tinklo įrangos sąrašo, programinės operacinių sistemų sąrašo ir taip toliau. Todėl čia galimas tam tikras automatizavimas. Nuotolinių mokymų sprendimai, mokymus norėsite organizuoti automatizuotai. Aišku, dabar NKS labai gelbsti ir ištiesia ranką, nes turi labai nemažai kibernetinio saugumo mokymų įvairių modulių, pradedant nuo kibernetinio saugumo vadovo ir darbuotojams, tai čia galima to pasinaudoti, bet arba jūs tada turėsite samdyti įmonę arba lektorių, kuris skaitys mokymus, arba galvoti, kaip tai daryti patogiu darbuotojams pasirinktų keliu,
arba laiku automatizuotai, kur galėtų būti automatizuota mokymų sprendimų. Ir dar toks vienas iš sudėtingesnių, tai yra tapatybių teisių valdymo sprendimas tiem, kas turi daugiau resursų, daugiau informacinių sistemų, jeigu norima automatizuoti. Ir kitos techninės priemonės pagal rizikų valdymo planą. Tai čia jau turbūt galima imti visas 198 dabar ISO 27 kontrolės priemonės, čia galima imti įvairius sąrašus, bet jeigu jūs gerai pasidarėt rizikų vertinimo, jūs labai tiksliai galite suprasti, koks yra pas jūs žemėlapis techninių priemonių, labai aiškiai nusistatyti, kaip tos techninės priemonės bus padengtos per 3 metus ar kažkurį tai kitą laiką, tinkamai susiplanuoti resursų. Mes esam nemažai valstybės organizacijų, net ir privačių organizacijų darė IT strategiją arba dar pagal įstatymą reikalaujamas plėtros planas, kur 3 metams į priekį buvo suprojektuotas projektų portfelis, tai yra kokios priemonės, kada turi būti įsigytos ir panašiai. Tai tipiškai pradžiai būna tokie paprastesni sprendimai, kaip 2 faktorių, VPN ir panašiai, o paskui pereina prie patch managemento ir tada tapatybių teisių valdymo sistema, bet tik tuo atveju, jeigu organizacijos yra labai didelės ir brandžios. Mažesniom organizacijom greičiausiai reikės paprastesnių sprendimų, kurie leis pasiekti rezultatą. Ir svarbiausia, kas mūsų laukia? Ogi mūsų laukia tie patys pasikartojantis veiksmai, kuriuos mes turėsime atlikti kiekvienais metais. Taip. Tai reiškia, mano paminėtas politikos, mes turėsim kartą peržiūrėti, atnaujinti jas, pasižiūrėti, ar pasikeitė teisės aktai, gal reikalavimai, gal procesas, gal atsakingi žmonės ir taip toliau. Mes turėsime atlikti kasmetinį rizikos vertinimą ir vėl parengti ataskaitą kelti tiksis. Mes turėsim atlikti kasmetinį atitikties vertinimą, parengti ataskaitą kelti tiksis, kasmetinį veiklos tęstinumo plano išbandymo pratybų planą ir vėl kelti informaciją tiksis, turto sąrašą atnaujinti, informaciją sukelti, leistinos programinės įrangos sąrašą, teikėjų sąrašą, pravesti mokymus, atnaujinti privilegijuotų naudotojų, kibernetinių incidentų valdymo veiksmingumo išbandymo ataskaitą ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai svarbiausiai, tai, kas yra numatyta teisės aktuose, kartą į metus jūs tą turėsite kartoti kiekvienais metais. Ir kas galiausiai, kur mus visas tas nuves, turbūt tolimesnis kelias, kad mes turėsime ruoštis kibernetinio saugumo auditui ir kartą į 3 metus pirkti arba turėti, sakykime, savo vidinius auditorius, kurie būtų nepriklausomi ir galėtų atlikti kibernetinio saugumo auditą pagal NKSC patvirtintą metodiką. Tai čia turbūt esminiai momentai, kad auditoriai turi būti nepriklausomi, turi būti sertifikuoti ir kad auditoriams negali būti pavedamos su tinklų informacinių sistemų priežiūros susijusios paslaugos ar netgi saugos. Tai toks mano pranešimas. Turim 5 minutės brangias ir galim atsakyti į atitinkamus klausimus. Taip, tai vieną paskaitysiu, yra kliento. Labas, Andriau, dėl SOCO. Kaip TIS2 kontekste vertinama situacija, kai tarptautinės grupės kompetencijų centrai yra užsienyje, o motininė įmonė užsienyje samdo išorinį SOCą, kuris prižiūri visą grupę, įskaitant ir Lietuvos įmonę. Ar tokia struktūra laikoma tinkama ir kaip tokiu atveju turėtų būti organizuojamas incidentų registravimas Lietuvoje? Tai girdėjom antradienį per Cyber pusryčius tokį panašų klausimą ir direktoriaus atsakymą. Dabar, Ernestai, tu pakomentuok. Jo, tai vėl aš remsiuosi NKSC, turbūt čia yra pagrindinis šaltinis įstatymė, daugiau tai neapibrėžia, yra 3 dalykai ir netgi šiek tiek biškį ir patirtį pasakysiu, nes dabar viena organizacija kaip tik liktai ir buvo pasirinkusi užsienio kompaniją, tačiau kai mes iškėlėm klausimus, kad jie turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, jie 2 kartus padvejojo ir sako, kas tai yra reikalavimai. Tada mes pateikėm log management tvarką, anglų kalba išversta ir Cyber Incident Management plan. Ir jie tada suprato, sako, pagal tuos visus reikalavimus greičiausiai mes turėtume samdyti vietinį partnerį, kuris turėtų mokėti lietuvių kalbą. Tai čia mano patirtis. Ir antras dalykas, sako, automatizuotas duomenų perteikimas, tai jie sako, jeigu jūs į savo grupę įtrauksite, ten turit 2-3 didelės įmonės, mes tą padarysim jums už atitinkamą kainą. Okay. Tai va tokia praktinė patirtis. Dabar ką pasakė NKSC? Sako, mums nesvarbu, kas teiks tas paslaugas, gali nors, kaip ten ir iš mėnulio teikti, gali užsieniečiai teikti, taip. Antras dalykas,
Jeigu mes darysim patikrinimą ir, pavyzdžiui, tvarkos yra anglų kalba, sako, mes norėsim, kad tvarkos būtų sukeltos lietuvių kalba. Tai labai atkreipiu dėmesį tiem, kurie dėgiasi į SVS, pavyzdžiui, anglų kalbą, ir mes turime ir dabar tų klientų, greičiausiai šalia turės turėti ir lietuviškus vertimus tam, kad būtų galima per 5 dienas nuo reikalavimo momento viską sukelti XIS. Trečias dalykas, bendravimas, NKS pasakė taip, mums tinka, gali būti ir anglų kalba, mes suprantam. Taip, bet jeigu ten reikės, pavyzdžiui, SOCO analitikui prisijungti prie XIS sistemos, o jis turi būti registruotas XIS sistemoje, gali būti bendrinis SOC eta domenas.lt adresas, bet su jo komunikacija gali būti irgi lietuvių anglų kalba, bet jis vis tiek turės prisijungti prie XIS. XIS dabar yra tik tai lietuvių kalba ir jis turės gebėti administruoti tą sistemą, sukelti rankiniu būdu tam tikrą informaciją nepriklausomą, kad yra automatizuota. Tai apibendrinant šitą klausimą, automatizavimas privalomas ir tai yra galvos skausmas SOCO arba jūsų galvos skausmas, kad tai reikalautų. Turite dar papildomus 12 mėnesių, kada turite tą padaryti. Ar tai bus lietuvių kompanija, ar užsieniečių kompanija, nesvarbu. Antras dalykas, tam tikras adaptavimas vis tiek bus reikalingas. Neužteks ta prasme, kad tai bus anglakalbiai ar gal kokie indai, kurie visiškai nesupras lietuvių kalbos ir negalės administruoti XIS sistemos. Tikiuosi atsakiau klausimą. Gal dar tik tą dalį aš pati norėčiau pasitikslinti. Kaip tokiu atveju turėtų būti organizuojamas incidentų registravimas Lietuvoje? Čia turbūt nuo konkretaus atvejo. Jeigu automatizuotas įrankis per API yra pakurtas, tai viskas automatu. Tai tau nieko daryti tau nereikia. Čia tik tai daugiau komunikacija įvykus tam tikram kibernetiniam incidentui su NKS. Tai aš manau, kad jie gaudami angliškai, jie ir atsakys angliškai. Ar dar turim klausimų?